2/3 žemės paviršiaus vanduo. Be vandens negali nei vienas gyvas organizmas. Žmogus nevalgęs išgyvena iki 40 dienų, o negėręs numirs 8 parą. Kol turime jų į valias, nevertiname. Tuo metu Afrikoje vietiniai priversti naudoti užterštą vandenį. Tenka jau kasdien kulniuoti po 20 km. Gėlo vandens atsargos žemėje nedidelės. Ar mes jį vertiname? Vandens kultūra turbūt yra neatsiejama nuo bendražmogiškosios kultūros. Jo kultūringesnė tauta, tuo galima išreikšti jos išgeriamų vandens kiekį vienam gyventojui. Čia galbūt ne visai skamba taip jau mediciniškai tiksliai, tačiau faktas yra tai, kad išsivyščiusiose šalyse, ypatingai rytų šalyse, vandens kultūra yra kur kas aukštesnė. Ten vandeniui skiriama didesnis dėmesys, vandens suvartojama žymiai daugiau, statistiškai skaičiuojant vienam gyventojui kaip pas mus. Vis dar nesuvokiame, koks svarbus vanduo mūsų organizmui, nors daugelis ir žinome, kad organizme jo kone 70%. Jeigu mes sakom, kad vandens yra 70%, reiškia, mes galim save įsivaizduoti taip, kaip galbūt ne visai gražiai skambės, kaip odos maišą, į kurį yra pripilta 50-60 litrų vandens ir kuriame yra kaulai, kurie palaiko tą maišą, kad jisai nesubliūkštų. Taigi kiekvienas iš mūsų turim 50-60 litrų vandens. Ta vanduo dalyvauja visose organizmo gyvybinėse veiklose. Netgi kraujas, pagrindinis mūsų organizmo gyvybinis skystis, jisai sudarytas iš 90% vandens. Kepenys, inkstai, plaučiai, smegenys, visur vandens kiekis svyruoja nuo 75 iki 85%. Taigi ir pagalvokim, jeigu mūsų organizme yra tiek vandens, tai jo reikšmė, jo savybės yra esminės mūsų organizmo egzistavimui, yra esminės mūsų sveikatai. Nuo to, kokį vandenį vartojam, kokį mes jį geriam, priklauso be abejonės mūsų ir sveikata. Vanduo mūsų organizme ne tas pats, kaip bėgantis iš čiaupo. Organizmo vanduo iš savų parametrų. Tai rūgštingumas ir šarmingumas. Jis matuojamas pH. Vandentiekio vanduo neutralus, 7 pH. Mūsų organizmas reikalauja šarminio vandens. Tai reiškia, kad pH turi būti didesnis nei 7. Kitas svarbus rodiklis – oksidacijos redukcijos potencialas, matuojamas voltais. Mūsų organizmui idealiausias vanduo, kurio rodiklis yra nuo +50 iki -200 mV. Jeigu yra teigiama reikšmė, tai parodo, kad skystis, šiuo atveju vandentiekio vanduo, turi oksidacinį potencialą. Tai reiškia, kad išgėrus tokio vandens, jo yra savybės atimti elektronus iš organizme esančių skysčių, nes, kaip minėjau, organizmo vidinės terpės, organizmo skysčio oksidacijos redukcijos potencialas yra neigiamas. Todėl ir išgėrus šį vandenį organizmas turės jį pertvarkyti taip, kad atitiktų saviem poreikiam. Taigi, kuo didesnis oksidacijos rodiklis, tuo vanduo prastesnis. Mūsų organizmas turi labai paplušėti, kad jį perdirbtų. Organizmas alinamas, jame besikaupiančios rūgštys tampa visų ligų pradžia. Tad iš kur gauti organizmui tinkamo vandens? Norėčiau paraginti visus nebijoti gerti vandens iš čiaupo. Jeigu vanduo ateina iš miesto vandentiekio, jisai yra pakankamai gerai paruoštas ir organizmas turi gauti visiems žinomą vandens kiekį, būtent 2-2,5 litro. Tai yra kur kas geriau, negu kad reklamuojami įvairūs spalvoti gėrimai, kurie tikrai pagal savo rodiklius ir parametrus yra žymiai mažiau tinkami mūsų organizmui. Tačiau mokslas nestovi vietoje. Nors Lietuvoje informacijos dar nedaug, pasaulyje apie jonizuotą vandens naudą organizmui įrodymų pateikiama vis daugiau. Vanduo jonizuojamas elektros srove. Tam reikia specialaus prietaiso. Indas padalintas specialia pertvarėle, todėl vanduo skirtingose sekcijose nesusimaišo ir išlaiko skirtingas savybės.
viename šarminis vanduo arba liaudiškai tiesiog gyvasis vanduo. Ionizuotame šarminėme vandenyje, dėka to, kad yra šarminių metalų jonai, šis vanduo yra kaip ir labai tinkamas organizmui jonų kokteilis, kadangi visa tai, ką organizmas įsisavina, turi būti paverčiama jonais. Tačiau savo ruožtu, jeigu organizmas jau gauna jonais paverstą medžiagą arba skystį, reiškia jam įsisavinti nereikia, šitoks vanduo tiesiogiai dalyvauja medžiagų apykaitoje. Todėl šarminis vanduo ir dar yra ir vadinamas ir gyvasis vanduo, kadangi jisai labai lengvai įsijungia į organizmo visus gyvybinius procesus. Kiek pastangų ir energijos reikia mūsų organizmui, kuris be paliovos stengiasi pritapti prie savo šeimininko, dažnai nesirūpinančio juo. Stresai, nesveikas maistas. Todėl organizmą reikia vėl atgal palaipsniui pripratinti prie to režimo, prie kurio jis turi būti, prie kurio jis turi egzistuoti, prie kurio jo visi procesai, medžiagų apykaita galės normaliai vykti. Ir tai yra nesunkiai pasiekiama. Palaipsniui didinant išgeriamo vandens kiekį yra labai nesunku pasiekti tą rekomenduojamą normą 30 ml vienam svorio kilogramui. Ir žmogus po kiek laiko jau pajunta, kad jį tiesiog traukia išgerti, atsiranda toks troškulio malonus jausmas, kurį labai smagu yra numalšinti labai tokiu tyru ir gero skonio šarminio jonizuoto vandenėlio. Tam, kad pagaminti šarminį vandenį kasdieniniam gerimui profilaktiškai, prietaisą užtenka įjungti 5-6 minutės. Tai tikrai nėra tokios didžiulės laiko sąnaudos, dėl kurių vertėtų atsisakyti savo brangiausio turto sveikatos. O paskui įpratus, organizmas bus atsidėkos tuom, kad jausis energingas, pakilus, kupinas sveikatos, žvalumo, šypsenos. Ir jisai paskui pats prašys, kad būtų vėl pateikta sekanti šarminio vandens porcija. Kitoje jonizatoriaus sekcijos pusėje likęs rūgštus specifinio kvapo vanduo irgi gali padėti sveikatai. Jis puikiai tinka higienos reikmėms. Nuolat naudojanti rūgštinį vandenį, oda sutraukiama, įtempiama, mažėja raukšlės, nyksta spuogai, inkštirai. Puolant slogai rekomenduojama šiuo vandeniu praplauti abi nosies šnerves. Suskaudus gerkliai reikėtų paskalauti. Tai tik kelios paslaptis, ką gali jonizuotas vanduo. O ar žinote, kad netinkamas vanduo gali būti pagrindinis ligų sukėlėjas? Tačiau apie tai kitose mūsų laidose.